mūsų varžovės Brøndby ekipa, kurios kol kas yra pirmos savoje lygoje. Pirmo Danijos ekipa, tai yra Danijos vicečempionės, nes praėjusiais metais pralaimėjo ši ekipa Fortūnos komandai. Gintros universiteto vyriausiasis treneris išskyrė, kad mūsų kozeriai gali būti pasiaukojantis žaidimas, ypatingai ginantis, ir taip pat greitos kontrolės pavyko padaryti rungtynėse. Ten kalbučio. Ir Sonata Vanagatė tą įvartį pelnė 11-ąją rungtynių minutę. Į šią diagnozę ir Kamilė Vaičiulaitytė šiandien yra įrašyta prie atsarginių futbolininkų, bet tikrai nerungtyniaus. Ir kamuolio eina Boiko tiek trečiasis, kai permetė kamuolį per vartininkę ta pati Emma Madsen, kuri pelnė 8-ąjam numerį Teresai Nilsen. Ir po to bando dešiniuoju kraštu savo ataką regzti Danės. Į baudos aikštelę bando siųsti kamuolį Danių komanda. Fatima Ali Abu Alful į baudos aikštelę ir čia ir Letiša Šapė Inga siunčia kamuolį į kraštą. Taigi kol kas Brøndby komanda šiame Danijos lygos sezone, elito divizione. Vargusios yra mūsiškės po tokio tikrai ilgo alinančio sezono. Daug rungtynių. O Danės grąžins kamuolį į žaidimą. 45-oji rungtynių minutė. Galbūt viena minutė bus kompensuota. Te bando žaisti prieš 8-ąjį numerį Teresa Nilsen. Dar kartą į kraštą. Ir spaudos konferencijoje kalbėjo, kad 5 įvarčiai praleisti moterų futbole, tai tas pats būtų, tarkime, kaip vyrų futbole 2 ar 3, nes moterų futbolas visą laiką yra rezultatyvesnis. 2-8 numerių dvikova. Budrytė bando žaisti prieš 8-ąjį numerį Teresa Nilsen. Dar kartą į kraštą. Vėl Nilsen, vėl atgal. Į priekį siunčiamas kamuolys ir kova dėl jo. Laimi dvikova 22-asis numeris vėl Testrup, kuri perkelta dabar į kraštą ir išlygino rezultatą. Tiksliau išvedė Brøndby komandą į priekį, nes Anderson 95-ąją minutę buvo išlygtros universiteto komandai. Nilsen. Po to dar kartą 15-ąjam numeriui Lamty. Sienelė dabar sužaidžia su komandos drauge. 8-uoju numeriu Teresa Nilsen. Iš Vokietijos Riem Hussein. Iman Alieva grąžina Polon Ladies FC nugalėjo Klaksvika Retrotarfelag. Visus 4 įvarčius įmušė kiprietės. Ir Pomūrė ekipa turi 6 taškus. Nesibaigia rungtynės lygiosiomis, bet Pomūrė ekipa turėjo +8 įvarčius.